Tose vietose, kur dabar yra Kelmės miestas, kažkada buvo tankus neįžengiami miškai. Jose knibždėjo daug žvėrių ir paukščių, kitokių gyvių. Kai pritrūko savos žemės, iš už jūrų marių atsikraustė čia gyventi žmonės, kurie miškus iškirto, gyvūnus išnaikino, žemę išarė. Tuo metu Lietuva valdė kunigaikštis Vytautas Didysis. Kartą važinėdamas po šalį jis užklydo į šią vietovę. Nežinojo čia esant tankius miškus, kunigaikštis buvo aistringas medžiotojas ir galvojo čia maloniai praleisti laiką. Deja, ką pamatė, labai jį pribloškė. Atsisėdo kunigaikštis vidury Kelmynės ir susimąstė. Kodėl žmonės taip pasielgia ir kaip užglaistyti padarytus sopulius? Sėdėjo ir sugalvojo pastatyti pilį, aplink kurią ir išaugo miestelis pasivadinęs Kelmė.